Tai sveiki visi, Coachingo TV laidos Kas aš esu žiūrovai, klausytojai. Su jumis Eugenija Vydė, jogos sąmoningo kvėpavimo mokytoja, coachingo holistinio specialistė. Ir šiandien pas mane svečiuose yra Inga Urbonavičienė, jogos vardas Išvari, nuostabi jogos mokytoja, jogos akademijos įkūrėja. Jau daug metų bendrauja su joga, turbūt nuo vaikystės pirmus impulsus pajutusi, didžiojo jogo pilot baba mokinė, įkvepianti kitus ne tik mokinius, bet ir jogos mokytojus eiti savo keliu, skleisti jogos žinutę Lietuvoje ir rūpintis, kad daugiau būtų šviesos kito žmogaus širdyje. Tai labai smagu, kad Inga sutiko šiandien dalyvauti laidoje. Ir taip gražiai pasipuošus, aš pirmą klausimą norėsiu užduoti, jeigu savęs paklaustum, Inga, kas aš esu, ką išgirstum? Jeigu manęs paklaustum, aš Jeigu tu pirmiausia pati. tai sveikinuosi su visais. Gerai. Ir dabar patikslinam klausimą, jeigu manęs paklaustum, kas aš esu? Jeigu tu pati savęs paklaustum, kas aš esu, va čia akimirką, ką tu atsakytum? Na, aš jau išsigryninus savo šitą klausimą esu, todėl labai galvoti ir nereikėtų. Aš jaučiuosi kaip siela atėjusi į šitą žemę ir kol kas jaučiuosi kaip siela ir dar tas aš esu tai, kas jogoj mes prie ko artėjame, dar iki galo šito nejaučiu, todėl aš kol kas esu siela. Gerai, o Inga, kas tave atvedė į jogą ir kada ta kelionė prasidėjo? Į jogą mane tėtis atvedė, gal paauglystėje, sakyčiau, jau tą istoriją turbūt, kas mane klauso, tai daug kas girdėjo, bet gal bus nauji klausytojai, kurie nepažįsta manęs ir negirdėjo mano pasakojimų, tai visada tą patį papasakoju. Bet aš nuo 7 metų lankiau plaukimą kaip sportininkė ir turėdavau didelius krūvius fizinius, norėdavau mokytis pakankamai gerai ir man būdavo nelabai lengva pailsėti, kada sportas. Tai mano tėtis, jisai domėjosi jogą, pats praktikavo įvairias rytų kultūros technikas ir pas mane labai didelė biblioteka namuose jo surinkta šitoj srity yra. Ir jisai man davė knygelę, kaip Indijos jogai kvėpuoja. Ir aš tarp pamokų ruošimo paruošiu vieną pamoką, sėdu, tad paskaitau, kaip tie Indijos jogai kvėpuoju, ten mojuoju rankom visaip, kaip jie daro. Ir aš pastebėjau, kad aš labai greitai atsistatau, nervų sistema mano atsistato, susibalansuoja ir aš žymiai galiu kokybiškiau visą savo dieną nugyventi, greičiau pailsėti. Ir paskui, aišku, tuos kvėpavimo pratimus įdėjau į sportą, nes buvau plaukikė ir būtent kvėpuoti plaukiant nėra labai lengva, tai aš darydavau kvėpavimo pratimus prieš startą, kas man irgi labai padėdavo. Tai va šitaip joga, žinai, labai praktiniu būdu įėjo, jau mokytis pas labai daug įvairiausių mokytojų, aš supratau, kad gal kažkokia vidinė atmintis mano suveikė, žinai, tas vidinis žinojimas, kurį turėjau, aš viską fantastiškai teisingai ten dariau. Tai nebuvo klaidžiojimų, kažkoks buvo matyti vidinis šauksmas, kad ta sistema mane sutvarkys ir ugdys. Atsiprašau, tai taip ir įvyko. Žodžiu, ir paskui vieną dieną supratau, kad aš dalinsiu su žmonėmis. O mes dabar tai iš tikrųjų labai daug girdime, kad, joga, daug jogos visur, bet dar ir girdime ir tokių gerų dalykų, ir ne visada gerų, sako, joga žmoga, pajuokauja žmonės, ne, bet tai iš tikrųjų yra visuminis žmogaus ugdymas. Ir kaip joga tarnauja žmogui, ugdant save? Labai plačiai ir jeigu nupieštumėm ratą, tai vat ir būtų kaip simbolis, aš matyčiau ratą ir kryžių. Tarp kitko, jis yra pas mane nupaišytas, žinai, va, kaip sakau, čia visą laiką mano schema yra, žinai, vaikščiojanti su manim tatuiruotė. Tai aš nežinau, kaip man pavyks labai trumpai tai pasakyti, bet
jeigu mes turime lygmenis, ar ne, nu, turbūt jau ne paslaptis žmogui, kad jis turi fizinį kūną, kad jis turi protą, tai yra mentalinė būsena, jis turi emocijas ir jausmus, tai va ta jausminė arba emocinė būsena, ir turime dvasinę savo būseną, kur kažkas viduj šaukia, kažką mes žinom, taip yra tokie visiškai intuityvūs, neapčiuopiami dalykai. Tai jeigu paimti šitą, nu, ketverybę, tas keturias, tokias, žinai, galima sakyti, kaip keturias dramblio kojas arba keturis kryžiaus galus, tai joga yra tas mokslas, iš tiesų tai yra filosofija, bet dažnai žmonės galvoja, kad filosofija tai yra, nu, tie mąstymo plepalai tokie, bet filosofija tai yra teorinės žinios ir praktika, tai, kas įgyvendinama praktiškai. Tai joga ir yra ta filosofija, todėl kad ten yra labai didelė teorija, didelė dalis ir kaip tą teoriją įgyvendinti praktiškai. Tai vat yra tokia jinai sistema. Vieni sako mokslas, kiti sako mokymo sistema, visai nesvarbu. Tai yra tas komplektas žinių ir įrankių, kuris padeda žmogui visose šitose keturiose srityse evoliucionuoti, vystytis, galima sakyti. Žodį tobulėti aš išimčiau. Aš sakyčiau, mes iš viso ateinam į šitą žemę evoliucionuoti. Mūsų siela turi praeiti tam tikrą kelią. Ir būtent visuose šituose lygmenyse veikia šita sistema jogos. Todėl jinai yra labai stipriai visuminė. Jeigu ten kalbėti apie atskiras jogos filosofijos rūšis, tai dar kiekviena, žinai, atitinkamai savo mūsų, nu, dalį padeda lavinti. Bet čia jau gal kitas klausimas, ar ne jogos rūšis. Bet visumoje tai prisiminkim. Fizinis kūnas, protas, emocijos ir dvasinė būsena tai yra tai, ką mes galim visumoje ugdytis. Dėl to man jinai atrodo, kad labai yra, vat būtent, žinai, kaip tą kryžių galim įdėti į ratą, nes viską apjungia. Neišimsi protą iš mūsų, neišimsi emocijų, kaip, pavyzdžiui, tik fizinį kūną. Taip, jį reikia lavinti, jį reikia prižiūrėti, kad jis būtų sveikas, bet jeigu tik tuo užsiimsi, evoliucijos nebus. Tai man atrodo, taip labai trumpai, koncentruotai tai paaiškinti. Aha, Paskui bet žinai, galima jau skaidyti labai daug ten dalykų, bet mes tiek laiko neturim. jo, viskas gerai, to laiko užteks viskam, aš jaučiu ir, žinai, aš taip pastebiu ir pati iš savo patirties, kada va jau 13 metai einu jogos keliu ir kai dirbdama su žmonėm ateina žmogus, nu aš irgi pati atėjau dėl jausminės sferos, visiškai dėl psichologinės sveikatos į jogą. Ne, arba kitas ateina žmogus, sako, man tai reikia stuburiuką susitvarkyti čia, žinai, arba jau klubai ten visiškai užrakinti, ten ar migrena kankina. Ir jis pradeda dirbti su fiziniu kūnu, arba mano istorijoje aš pradėjau dirbti su savo psichoemociniu kūnu visiškai. Ir aš žiūriu, kad aš dirbdama su tuo ir taisosi kitas. Tai mano atveju, pavyzdžiui, buvo taip, kad aš dirbau grinai su galva ir man tvarkėsi nugarą, lankstumas didėjo, kad aš iš pradžių atėjus į jogą visiškai neprisilenkdavau ir net pirštais nepasiekdavau žemės. Ane? Arba kitas žmogus ateina, jis pradeda dirbti ir paskui sako, žinok, paskutinis tai toks labai gražus buvo pasidalinimas vienos moters, jinai jau beveik nuo pradžių pas mane jogą lanko, sako, žinok, mano vyras tai sako, eik tu į tą jogą, nes tu geresnis žmogus pasidarei. Tai iš tikro, vat kartais net ir nenorėdami, ne, jogai dirbdami su viena sritim, natūraliai ir tos, nu, to kryžiaus kitos dalys, jos irgi reguliuojasi, balansuojasi. Taip? Matai, kad mes esam visuminė sistema, mes negalim atskirti šitų dalykų, kad, pavyzdžiui, tik tai su tuo. Tai, nes, matai, netgi mes gerai žinom, kad yra psichosomatika, ar ne, ir kad nuo mūsų mąstymo, nuo mūsų emocinės būsenos, jausminės tos būsenos kinta mūsų kūnas. Tai taip, kaip mes galim susirgti nuo minties, taip mes galim pasveikti nuo minties. Jeigu mes visiškai apleisim savo kūną, tai žiūrėk, nu, ir kitos dalys pakriks. Tai čia niekaip šitų neseparuosi vieno nuo kito, todėl pradedant vieną galą tvarkyti, žiūrėk, jau ir kitas pasitvarko.
Tai vienareikšmiškai ir todėl nereikia niekada labai savęs skubinti ir spausti, kad dabar jeigu joga čia yra ir dvasinis mokymas, tai jau negaliu eiti, nes man tik tai nugaros sveikatos reikia. Tai viskas gerai, praktikuok tą sistemą asanų mankštos dėl nugaros. Tas šalutinis poveikis anksčiau ar vėliau pasireikš vienaip ar kitaip. Ir aišku, žmogus gali tiesiog susitvarkęs nugarą palikti šitą gerą reikalą ir užsimti kažkuo kitu, bet labai dažnai tas, žinai, paskanauji tų šalutinių poveikių ir pasirodo, kad jie žmogui tinka, jie traukia, tarsi supranti, kad galima giliau pasidomėti, giliau papraktikuoti ir tu dar gausi savo tokių harmoningesnių būsenų. Tai toks atsiranda, žinai, kaip sako žmonės, priklausomybė nuo jogos. Bet iš tiesų tai, kaip ir geras maistas, mes kai žinom, jeigu jisai skanus ir geras, tai jį ir valgom, taip ir joga. Tikrai taip. Jo. Ir kaip ir to skanaus maisto, yra visokio, tai taip pat yra ir visokių jogos rūšių. Ir aš atsimenu, nes pradėjau jogą tai praktikuoti būtent Airijoje, tai toks labai tas toks vakarietiškas požiūris iš karto man taip įsiskiepijo, kad yra įvairių rūšių, nes tikrai mokytoja kalbėdavo, ir ten vieną rūšį veda, kitą kartą kitokios įdeda, dalindavosi, kad va, čia yra ir karšta joga, ir dar visokių. Ir lygiai taip pat kaip pasaulis yra jis toks daugialypis, ir tų metodų yra įvairių. Ir kaip žmogus jis ateina, sako, pribrendau jogai, viduje jaučiu jogą, kurią čia man dabar tą rūšį pasirinkti, kur čia man dabar tiesa eiti, nuo ko pradėti. Žinai, čia labai kažkaip plačiai galima apie tai kalbėti, bet gal keletą kampų gerai pasižiūrim, nes jų daug gali būti požiūrio kampų. Visų pirma, apie pačias jogos rūšis, kad susivokti. Tai iš tiesų yra, tarkim, kaip tradicijoje susiformavę, čia tiesiog susidėlioti tokį aiškumą, kad toj informacijos kiekyje bent turėti kažkokį išprusimą. Tai jeigu imti jogos tradiciją, tai yra 7 jogos rūšis. Tai yra mantra joga, džinjana joga, tantra joga, bhakti joga, hatha joga, karma joga ir raja joga. Tai jeigu imam jau taip, žinai, iš pagrindų ir iš tikrųjų. Dabar aš suprantu, apie ką tu kalbi. Yra pirties joga, yra ten tokia joga, kitokia joga. Ir dažnai labai žodis joga yra pridedama prie praktikos pavadinimų. Pavyzdžiui, prana joga, ar ne, ten pranajama joga, tai yra kvėpavimo pratimų joga. Arba, kaip ten, žinai, veido joga. Tai iš tiesų tai yra pasakoma, kurią dalį tu labiau nori lavinti ir pridedi žodį, kad naudosi jogos kažkokius pratimus. Tai čia va taip reikia susivokti, kad dabar tai yra labai ant bangos, populiaru ir sugalvojama labai daug tų marketinginių, komercinių pavadinimų, tai irgi taip yra. Ir tiesiog reikėtų visada pasigilinti, apie ką tai yra ir panašiai. Ir nieko tame blogo nėra, tik tai tiek, kad reikia pasiaiškinti, žinai, nes labai daug yra tokio, gali būti užtempto ir gal ne tiek tikros tos jogos, kiek populiarus pavadinimas, nes dabar visos reklamos net higieninių įklotų yra su jogos asanom. Tai žinai, reikia trupučiuką šitoje vietoje pasigilinti. Dabar nuo kurios pradėti, ne? Tai aš mąsčiau, kad svarbu įsiklausyti į savo vidų, kiekvienam asmeniškai ir suvokti va tą tokį vidinį šauksmą. Ne protu, ne dėl to, kad ten kažkas populiaru ar ten kviečia, bet pasižiūrėti, kas yra viduj. Jeigu analizuojant ar nemąstant, tai mano galva yra geriausia pradėti tai, kur tu esi silpnas.
tarkim, ar ne, tu esi emociškai emocinis disbalansas, va, pavyzdžiui, emocinis silpnumas yra. Tai reikėtų ieškoti tada tų technikų, tų būdų, kurie būtent balansuotų, sustiprintų emocinę būseną, ar ne, kažkokie, tai gali būti ir fiziniai pratimai, nesvarbu, bet taikinys yra tavo silpna vieta. Nes tai, ką tu turi stipraus, ar ne, nu pavyzdžiui, sportininkas, buvai sportininkas, ten turi gerą fizinį kūną ir dar eisiu į jogą, kur, nu, reikia stipraus fizinio kūno ir gerai atlikti asanas. Tada tu praktiškai tą patį darai, tai kas tau gaunasi, ką tu moki ir ką tu įvaldęs, tu toliau tarsi droži. Bet pasižiūrėti, kurios silpnos vietos, nes taip, kaip yra, ar ne, kaip egzistuoja. Tai jeigu kažkuris polis mūsų yra stiprus, tai kitas visada bus silpnas. Tai pasižiūrėt, vat, kas toj kitoj pusėj yra pas mane mažai išvystyta, arba tai yra trukdis mano gyvenime, mano kelyje. Ir eiti lavinti tai. Tai aš mąstyčiau taip ir aš daryčiau taip. Ir va, kadangi man buvo tas va trukdis mano emocinė ir dvasinė būsena, aš būtent pradėjau praktikuoti jogą, asanas kartu su kvėpavimu ir giliu atsipalaidavimu, kad mane harmonizuotų mano dvasinę būseną ir aš sustiprėčiau tada ir fiziškai, bet mano asanos buvo skirtos emociniai pusiausvyrai, nesiekti kažkokio rezultato kūne, bet dirbti per kūną. Nes asanos yra jogai. Aišku, yra jogos rūšių, kur nepraktikuoja asanų, bet iš tikrųjų praktikuoja. Iš tikrųjų praktikuoja, nes, žinai, kaip per kūną mes galim labai daug padaryti. Ir galim pradėti nuo kūno, galim pradėti nuo minties. Čia niekaip neatskirsi šitų dalykų. Tai aš galvoju, kad gerai būtų pradėti ten, kur tu esi silpnas, kur galėtum save į visapusiškumą atvesti, į tą pilnatvę labiau, o ne tai, kas tau labai lengvai gaunasi. Jo, ir man čia tai truputį norisi praplėsti apie būtent tada mokytojo pasirinkimą, nu, vat jogos mokytojo pasirinkimą. Ir kaip tada, nu, vat vėl klausyti vidaus ir širdies, nes iš tikrųjų tai dabar ties kartais atsitinka tokių atvejų, kad žmogus YouTube'e prisižiūri vaizdelių ir jau jis pasiskelbė, kad atidarys fizinis kūnas stiprus, dar čia pabandė jogą, viskas gaunasi, ne? Ir jis kažkokią tai atsidarė klasę kažkur, tai kviečia į jogą. Bet kaip abi, man atrodo, puikiai žinom, kad turi būti vis tiek ir tos bazinės visos žinios, sukaupta patirtis ir bent jau gauti tas žinias iš tikrai tokių šiuolaikiškais terminais kvalifikuotų mokytojų, ane, ir tie, kas perduoda žinutę, o mes žinom, kad jogos pasaulyje tai yra svarbu gauti ir tikrai iš kompetentingų ir mokytojų, netgi gal kitose tradicijose ir gurų yra stovi. Tai kaip vat žmogui rasti tą mokytoją, su kuriuo jis galėtų dirbti ir praktikuoti ir kad nepasimautų iš tikrųjų, nes tada kliurkų įvairių gali įvykti. Dabar yra tokia mada viską labai greitai. Greitai gauti, greitai įvykdyti, greitai padaryti, kažkaip paskui jau pasiekmės kokios bus, tokios bus. Tai mano viena tokia mintis būtų, kad tai, kas įvyksta labai spontaniškai ir greitai, tai ne visada duoda ta sėkla tokia, žinai, greitai į bet kokią žemę pasodinta, išaugina gerą vaisių, medį ir duoda gerus vaisius. Tai, bet aš suprantu, kad taip yra, tą stebiu procesą jau eilę metų ir iš tiesų man atrodo, kad kiekvienas tas žmogus praeidinėja savo patirtį ir tegul praeidinėja.
Bet jeigu kalbėti apie jogą ir jogos mokytojus, apie tai, kaip aš gyvenu ir aš suprantu ir matau ir kaip man atrodo, tai supranti, kaip yra. Gali būti, kad ir jaunas žmogus, bet jis gali būti toks, žinai, iš praeitų gyvenimų labai intuityviai, tas dvasinis, tai ką mes tiesiog žinom viduj. Ir žiūrėk, būna kartais net vaikai, ar ne, jie tokios senos sielos, atrodo, jie tokie išminčiai yra. Todėl mes negalim sakyti, kad tas žmogus ten metus laiko palankiai ir jau veda. Jam gal, žinai, gal tik mėnesio reikėjo, kad pažadinti, prisiminti, ką jis gal daug gyvenimų kaupė, ir jis gali būti toks šviesuolis, kad visi nustebs. Todėl negalim ant vieno kurpalio, žinai, užtempti visų. Bet jeigu taip aš suprantu, apie ką mes kalbam, jogos ta profesija, jinai gal yra tokia viliojanti. Visiems atrodo, kad, graži patalpa, visi susirinko, gerų emocijų, gero to būvio, aš ateisiu pasipuošęs ten su karoliukais, su gražiais rūbais, duosiu pratimų, daugiau laimės susikurs pasaulyje, žinai, iš tiesų, bet kada pas mane ateina žmonės norintys dirbti, sakytų, aš noriu būti jogos mokytoju, priimkit, ar ne mane į akademiją. Aš juos ilgai gąsdinu ir bandau atgrasyti, žinai, visokiais būdais nuo to darbo, todėl kad iš tikrųjų, jeigu paimti visą šitą mokslą, tai aš pradėjau studijuoti prieš 28 metus, aš kiekvieną dieną toliau studijuoju tą jogą ir man kiekvieną dieną atrodo, kad Dieve, kaip aš nieko nežinau ir nieko nesuprantu. Tai yra didžiulis, grandiozinis mokslas, kurį tu turi ne tik tai skaityti, studijuoti, galvoti, analizuoti, bet ir perleisti per save. Ir jeigu tu realiai nori būti jogos, net ne mokytojų, trenerių, turi labai, labai daug dėti pastangų ne tik į tai, ką tu pravesi per tą užsiėmimą, bet visame savo gyvenime. Tai yra, turi tapti tavo gyvenimo būdu. Reiškia, tu turi praktikuoti viską, kas yra jogoj, įgyvendinti pats savo gyvenime. Tai nereiškia, kad tu jau tobulas po metų. Niekada tobulas nebūsi, mes ateinam netobuli, bet tai yra pastovus, valingas darbas, neskubinant savęs. Bet tu visą laiką ant to esi. Taip? Ir tikrai labai daug jaunų žmonių ima šitą darbą ir meta, todėl kad pasibandė, supranta, kad tai yra visas gyvenimas praktiškai, tavo su tuo yra. Tai irgi gerai, pasibandė, suprato, paskui gal vėl sugrįžta. Bet visumoje negalioja 3 savaičių paruošimas jogos trenerio. Negalioja, šitaip niekaip nebūna. Dabar apie mokytoją. Gyvas žmogus, pačios galingiausios žinios ir žinojimas, kažkoks įkvėpimas, ką tu gali gauti, tai yra gyva energija. Tai yra iš žmogaus į žmogų, iš akių į akis, iš burnos iš lūpų į lūpas, iš širdies į širdį, iš sielos į sielą. Tai yra tas perdavimas, toj tėkmėj. Tai joks internetas, jokia knyga, niekaip šitaip, jokie kursai šito nepadarys, kaip gali padaryti gyvas perdavimas. Jeigu kalbėti apie gilias jogos žinias, tai aš galiu pasakyti iš savo patirties, aš kol sutikau savo guru, Pilot Baba, aš 13 metų ištisai lankiau įvairiausius seminarus, atvažinėdavo, nebūtina buvo ir važiuoti, ne į Latviją nuvažiuodavom, į Vilnių, mokytojai užplūdo Lietuvą po 2000 metų tikrai iš visų įvairių šalių ir dalyvavau pačiuose įvairiausiuose seminaruose, pačių įvairiausių jogos mokyklų. Ir taip,
va tas va buvimas, kada tu gyvai tau veda, tu imi, tu klausi, tu sugeri visą tai, ką davė. Tai yra vienareikšmiškai labai svarbu, bet kai aš sutikau savo, atsiprašau, bet kai aš sutikau savo guru, aš labai aiškiai žinojau, kad aš einu pas savo vienintelį. Žinai, yra daug mokytojų, kaip sako, mokytojų tu gali turėti daug, guru tu turi vieną. Tai aš žinojau, kad tai yra mano vienintelis ir kai atsisėdau šalia jo, aš supratau, kad vat iš šito žmogaus jis gali nieko nesakyti. Jis gali sėdėti, užsimerkęs ar atsimerkęs, užtenka jam pasižiūrėti tave ir tu gauni kažkokį tai perdavimą, kažkokią energiją, jėgą, kuri, nu žinai, kaip atrodo kaip sfinksas iš pelenų pakyli, pakeli sparnus ir pasiruošia skristi į visiškai, žinai, tokį naują savo gyvenimą. Tai va čia yra, kada prašviesėja žmonės, atsiranda mūsų kely, bet turi būti labai gilus vidinis šauksmas, kad jau atėjo laikas ir man taip yra svarbu tai turėti. Ne iš mados, ne dėl to, kad taip reikia. Nieko, apskritai nieko nereikia gyventi. Tiesiog eini savo keliu ir vieną dieną atsiranda vidinis impulsas, kad jau atėjo laikas. Ir visada atsiras mokytojas. Ir kada tu jį turi, bent jau aš taip supratau, kad be jo aš tik ruošiausi, iš tiesų jogos tam keliui tik ruošiausi. 13 metų buvo gero pasiruošimo. Ir nuo šiandien aš pradedu kitokį kelią eiti, kitam suvokime, kitoj energijoje. Tai čia mano patirtis yra. Labai gražiai persipynė tas, kaip ta kelionė, kaip ateinam tik tai į jogos kažkokią studiją ir sutinkam pirmą mokytoją ir instruktorių ir paskui jeigu tai gilėjam to jogoje, gilėja žmogus, kažkas tampa jau pats irgi treneriu ar mokytoju, atsiranda tas toks noras, kad dar kažkas vestų, nes to palaikymo reikia kaip ir pasauliečius, kurių žmogus gal nepraktikuoja jogos, bet visada tas kitas kažkoks ar tai mentorius, ar tai mokytojas, jis visada parodo tą tokį kelią į tą tokią šviesą, kaip prašviesėti ir kaip dalintis tą šviesą dar su kitais, jeigu tas yra noras ir tai yra kelias žmogaus, ne? Būtent dalintis tą šviesą. Ir jogoje mes sakom, kad guru veda mūsų į nušvitimą. Tai kiti taip pat, nušvisim, čia toks kaip prielipa paima tą žodį nepasigilinę. Bet ir pasaulyje vyrauja tas, kad jeigu mes tampam geresnių kažkokių tai savybių, įkūnijam geresnės savybės dėl savęs ir dėl visuomenės, mes taip pat prašviesėjame. O kas yra jogiškai, taip paprastai, kas tas nušvitimas ir kodėl jis reikalingas žmogui? Gerai, pradėsiu truputėlį, žinai, tarsi perdengsiu gražiai tavo kalbą. Mums kiekvienam reikalingas, jeigu, taip pasakysim, jeigu aš turiu ketinimą evoliucionuoti, jeigu žmogus, jam gerai būtų turėti šalia žmogų, kuris yra šviesesnis, išmintingesnis ir daugiau turintis žinojimo. Tada tu būnant šalia tokio žmogaus gali gauti jo tą kibirkštį, žinai, įkvėpimą, mokytis iš jo gali. Jeigu žmogus nenori evoliucionuoti, jis nori gyventi patogiai ir tam patinka, nepatinka, nori, nenori, tai jam geriau turėti tokius pačius, nes niekas neskatins evoliucionuoti. Bet jeigu mes norim, reiškia visada autoritetas. Tai netgi eilinis jogos treneris gali kažkam būti labai gerbiamu ir siekiamu mokytoju kažkokiam tai etape jo gyvenime. Tai nereiškia, kad svarbus tik tai guru, žinai, Indijos Himalajose. Ne, paprastas žmogus gali būti įkvėpėju. Tai tas autoritetas ir tas, į ką tu gali atsiremti, pasiklausti, pabūti šalia jo, kada esi silpnas ir gauti jo šviesos ir jėgos, tai irgi yra labai gerai. Tai skatinu visus tą daryti, ieškoti to savo žmogaus. O apie tą nušvitimą jau plačiąją, tą didžiąją prasme yra, tai iš tiesų, jeigu
pasitikrint labai gerai save. Jeigu pasakai, aš noriu nušvisti, tai visą laiką klausk, o kas tavyje nori nušvisti? Ir atsakymas bus ego. Egoizmas nori. Aš noriu būti tokiu. Tai tas nušvitimas taip lengvai nesigauna ir mes dažnai labai apsižaidžiame save iš to egoizmo ir noro būti kažkokiu tobulesniu, kad jau ten aš meditacijoje, kad aš jau ten keliauju per pasaulius, aš ten dar kažką, aš jau čia nušvitinėju. Tai šitoj vietoj reikia būti labai, tokiu savo analitišku ir teisingu, sąžiningu savęs atžvilgiu, neužtempinėti. Nes aš suprantu, kad labai norisi, bet ar tai yra tiesa? Ir visada, kai išgirstu tokį pasakymą, kad noriu kuo greičiau nušvisti, tai mano atsakymas yra toksai, o ko mes atėjome į šitą žemę? Kokiu tikslu? Vat užsiduoti klausimą, kokiu tikslu aš esu čia, ką aš čia turiu nuveikti. Taip kaip aš manau, kad siela ateina, tarsi, žinai, pasidarius kažkokią tai sutartį, ką jinai, arba, kaip savo mokiniams sakau, su kuprinėlė, žinai, ant pečių ateinam, kur sąsiuviniai ir vadovėliai. Mes turim šitam gyvenime praeiti tam tikrus karminius dalykus. Tai reiškia, kad tai, ką mes pasisėjom kažkada senai, dabar pjauname ir mes tą pjūtį turime nugyventi, tą pjovimą. Ir tuo pačiu gyvendami kuriame naujas sėklas sėjam. Tai čia yra esminis dalykas - susivokti, ką aš turiu išmokti, ką turiu pradirbti, ką turiu pakeisti, kaip mano siela turi evoliucionuoti, per kokius suvokimus, sąmoningėjimą ir uždavinius. Tai, brangieji, kol jų nepraeisit, jokio nušvitimo negresia. Ne apie nušvitimą kalba. Va kada jau nebelieka praktiškai tų karminių dalykų, tau va šitam gyvenime skirta užbaigti savo karmą ir tada patirti nušvitimą ir jau tu gali keliauti, negrįžti čia, nes darbai atlikti, uždaviniai išmokti. Tai va tas tokio sveiko proto mąstyme mes turim atlikti gyvenime tai, ką turim atlikti. O labai dažnai atrodo, tai va nušvisiu ir pabėgsiu nuo visų šitų dalykų. Ne, niekur nepabėgsi. Viską reikės išgyventi, atlikti, nes tai yra mūsų pačių susikurti mums uždaviniai. Niekas mums jų nedavė. Mes patys juos savo susikūrėm. Todėl tas klaidingas, žinai, kaip išeisiu į vienuolyną, tapsiu vienuolė, tai pabėgsiu nuo savo darbų. Ir ten nepabėgsi, niekur nepabėgsi. Taip, kad nušvitimas ateis tada, kada jam ateis laikas. Reiškia, kiekvienai gėlei žydėti yra savas laikas. Tai ramiai dirbkim savo darbus, žiūrėkim geriau, ką mes turim savo viduj, kokios emocijos. Žiūrėkim į savo šešėlinę pusę, kas pasąmonėj glūdi, kiek karminių įspaudų, kiek reakcijų mes turim savo pasąmonėje. Ir ten tokie neišdirbti klodai, tai kol mes jų ir nesusidraugausim, nepamatysim ir neharmonizuosim visų savo tų būsenų, mentalinių, proto, intuicijos, jausmų, pojūčių, tol mes negalim baigti šito. Mes geriau eiti savo vidų, nes mes turim išorinį pasaulį ir vidinį pasaulį, ką kalba joga, ar ne? Ir mūsų uždavinys, mes labai daug esam išoriniam pasauliu, ypatingai dabartinis laikotarpis, tai jis ištisai žmogų traukia iš vidaus į išorę. Kiek informacijos, kiek reikalų visokių. Joga moko nueiti savo vidų ir rasti balansą tarp vidinės būsenos ir išorinės būsenos. Ir va čia tiek darbo, kad apie nušvitimą dar galima ir nekalbėti, galima žinoti, kad jis ateis. Tiesiog.
nesifokusuoti į tą, o iš tikro gyventi atėjom patirti patį gyvenimą su tom visom galimybėm, ane, ir užduotimis. Ir tu labai gražiai va pasidalinai, kad nes aš ir labai daug apie tai ir kalbu ir dalinuosi, kad, nu, chebra, sakau, žiūrėkit, jūsų visas fokusas yra į išorę. Nu, vat visas fokusas yra į išorę ir ateinat į jogą ir ten įlendat į vidų, ten tam viduj pasiklystat atėję, nes ten tiek visko, nes įtaka didžiulė. O kaip žmogui joga taip paprastai padeda rasti dermę tarp išorinio pasaulio ir tarp vidinio pasaulio, kaip padeda susibalansuoti. Kai mes nueinam į vidų, o čia procesas labai nelengvas, todėl ir turim nemažai ir fiziškai padirbti, ir per kvėpavimą subalansuoti nervų sistemą, nuraminti protą, nuraminti ir subalansuoti emocijas, kad patekti į tą vidinę savo būseną, ne, kur yra intuicija, kur yra gilūs jausmai. Tai čia yra per praktiką mes šito mokomės ir kai mes patenkame į savo vidų, ten galime susivokti, rasti atsakymus į iškeltus klausimus. Kad gauti atsakymus, reikia turėti klausimus. Ko ir mokytis irgi verta uždavinėti savo klausimus, kelti klausimus. Ir čia atskiras mokslas, kaip pasiklausti, apie ką pasiklausti. Tai tiesiog toj būsenai, aš nežinau, bet tie, kurie nepraktikuoja tokių praktikų, ar jie yra patyrę, bet turbūt daug kas gali pasakyti, kad per kažkokį, gal kažkas per muziką, ar per kažkokį piešimą, ar kitokį šokį, per kokį nors veiksmą, kada esat pasiekę tokią balanso būseną, kada kūnas yra atsipalaidavęs, kada mintys nekyla, emocijos nebanguoja, dvasinė būsena tokia, žinai, kaip išsiskleidusi gėlė ir tame taške, būties taške, tu pamatai savo problemas, kurios tau, pavyzdžiui, ryte atrodė, kad ojojoj, kaip čia man su tuo tvarkytis, nežinau, ką daryti. Arba tai, kas kėlė labai stiprią emocinę būseną, pavyzdžiui, nerimą, kažkokią baimę arba pyktį. Tam taške jų nėra, tiesiog nėra. Tuščia. Ir tada atsiranda labai aiškus suvokimas, kaip veikti toliau. Tai čia toks visiškai kasdieniškas, buitinis atvejis, kuris ir iš tų smulkmenų ir susideda mūsų visas gyvenimas ir karmos tas kūrimas. Tai ten viduj mes galim labiau pajusti, apie ką šiandien diena, apie ką šitas gyvenimo periodas, kaip aš jame susivokiu, kaip aš jaučiuosi. Tie giluminiai svarbus dalykai, su kuo dirba ir psichologai, ir visokie dvasiniai vedliai, ir jogos mokytojai. Susivokti savo viduje. Nes iš esmės tai, kas yra mūsų išorėje, tai yra atspindys to, kas yra mūsų viduj. Tai jeigu tavęs nors kas netenkina išoriai, reiškia, tai glūdi viduj. Reikia eiti vidų ir išsiaiškinti, kas ten yra, kas netvarko, kas išėjo iš pusiausvyros, kas susiglamžė viduj. Susivokti, suprasti, kaip tai galima transformuoti, kaip tai galima pakeisti, ne iš tamsos į šviesą, iš neišmanimo į išmanimą, iš nesuvokimo į suvokimą, iš neišminties į išmintį. Kam to reikia? Tam, kad tu nugyventum darniai savo gyvenimą. Tai ten viduj yra tokie klodai ir, tarkim, yra žmonės intravertai, yra žmonės ekstravertai. Tai pavyzdžiui, intravertui jam kaip tik sunku išeiti į išorę. Tai čia mes negalim sakyti, kad visi, žinai, intravertas daugiau per tą savo vidinį pasaulį mato ir jam išeiti į išorę, tai yra, žinai, kaip išeini pasivaikščioti ir greitai vėl pareini namo, jam ten yra komfortas.
bet jisai turi santykį, jis atėjo gyventi, jis turi santykį su išore, tai jo, matai, gausis vieni uždaviniai. O ekstravertas, kuris lengvai išeina į išorę ir tik nueina į save pailsėti, žinai, tam, kad pabūt namie, jo kiti truputėlį uždaviniai yra. Tai čia vėlgi mes ieškom pusiausvyros. Visame kame raktinis žodis balansas, raktinis žodis susicentruoti, sueiti savo tą kaip vidinę ašį, vidinį centrą ir iš ten susivokti, ką tu viduje keiti, ką tu išorėje keiti, ar tavo ta išorė, jinai parodo. Tai vad, ką tu viduje turi daryti. Tai per jogos praktikas mes mokomės eiti į savo vidinį pasaulį ir ten pasidaryti generalinę tvarką, kad išorinis pasaulis būtų atitinkamas. Ir niekada nebumbėkit ant to, kas yra jūsų išorėje, nes prisitraukiam mes kaip magnetas, tam ir prisitraukiam, tam ir matom akimis, girdim tą išorę, kad susivokti, kas mūsų viduje yra. Nes ne išorė gyvena tai gyvenimas per mus, per mūsų kūną, per mūsų vidinius visus subtilius kūnus. Va ten yra mūsų gyvenimas. O išorė tik tai veidrodis. Taip kad visas tikslas eiti vidų. Jo, ir tarsi, jeigu bandom gyventi tik išorėje, labai daug kainuoja energijos, kas yra, man atrodo, šiai dienai tai yra didžiausia valiuta, mūsų pačių dėmesys ir energija, nes bandyti pakeisti išorę, tai yra kitą žmogų, bandyti pakeisti ar situaciją, ar net kažkokį globalų įvykį, noras ten kažkaip sukontroliuoti, ar pakeisti. Tai kainuoja begalę energijos, o atėjimas į savo vidų, aišku, čia atsiduriam į tai, kad mes pamatome, kas mes iš tikrųjų nesam, kaip mus kūrė aplinka, kaip mes patys dėliojam, kaip ta karma mus įtakoja šitam gyvenime ir ką čia turim, visas galimybės ir užduotis. Tai ne visada būna malonu susitikti su tuo savo vidumi, ne? Bet mes tada sutaupome tos energijos. Nebereikia tiek ten bandant kažką kitą pakeisti, bet ne save, netvarkant savo vidų, nes aš sakau, kartais net nieko nereikia keisti, tik būti savimi, būti ta tokia išraiška, kaip Dievas norėjo, įstatymus čia dabar į šitą fizinį kūną ir gyvenk. Mokinkis, realizuokis, džiaugkis gyvenimu, malonumą patirk kančią ir eik toliau, ne? Bet žmogui tas ir yra pats gyvenimas ir iš tikrųjų tai mūsų jau ir laikas taip gražiai baigia ištekėti, tai aš noriu taip gražiai ir tekėti prie paskutinių klausimų, kad toj kelionėje man didžiulę įtaką tai padarė, žinai, knygos. Taip knygos, tikrai. Vienos tokios būdavo stiprios knygos, kurios supurto iš pagrindų, kitos, kurios tiesiog įkvepia, kitos, kurios išmoko mylėti, kitos, kur labiau pažinti dvasią, kitos, kur labiau pažinti fizinį kūną. Bet tikrai knygų labai daug ir dalis mano klausytojų tikrai skaito ir tikrai paskui gauna grįžtamą ryšį, kad jie pasidžiaugia, kaip svečias pasidalina savo top keliom knygom. Tai ar tu turi tokias, kurias galėtum ir norėtum pasidalinti su žiūrovais, kurios tau labai gyvenime rezonavo? Turiu iš tiesų begalę knygų yra, nes aš daug skaitau. Jogos visos tos knygos, jos yra mano, žinai, kaip darbinė literatūra, todėl gal tokio įspūdžio jos ir nedaro, nes tai yra tiesiog kasdienybė. Tai aš pasidalinsiu truputėlį tom, kurios man irgi tai yra saviugdos kelyje, nes apskritai skaityti jį tik dėl skaitimo, tai aš nematau jokios prasmės, man viskas turi turėti savo prasme, tai pasidalinu. Tai yra pradžioj pasidalinsiu pačia pirma knyga, kuri man paliko didžiausią įspūdį, nežiūrint vaikystėje, kai skaičiau, žinai, apie indėnus ir taip toliau, jau kalbam apie tą sąmoningėjimo kelią, tai buvo mano kertinė knyga, žinai, tokia kaip namas, yra pamatas ir po pamatu yra kažkas tokio slapto padėta, kas dar laikytų pamatą, ne? Tai pamatinė knyga yra Mirza Karimo Narbekovo Durniaus kelias arba kaip atsikratyti akinių.
Aš ją skaičiau rusų kalba, nes jinai rusų kalba parašyta ir ten rusų kalba skamba tobulai, žinai, lietuvių vertimas neperduoda taip gerai tos energetikos, bet kas nesupranta rusų kalbos, tikrai rekomenduoju paskaityti šitą knygą. Ir daugeliui, kas pradėjo eiti jogos keliu, kada aš pasidalinu savo tuo atradimu, sako, žinok, mano irgi buvo pirma šita knyga, nuo kurios atsispyriau, žinai, būdama kažkada tokioj gerai depresiniai būsenoj, totaliam išsekime, čia buvo maždaug 19-2000 metais. Ir bet tai buvo tai, nuo ko aš atsispyriau ir pradėjau stipriai augti, kilti, stiprėti, dirbti, veikti, vesti jogos užsiėmimus ir prasidėjo viskas pas mane. Tai va šita knyga, jinai stipriai daužo žmogaus ego. Todėl kai kuriem tiem, kurie aš viską žinau ir manęs čia niekas negali paliesti ar pamokyti, tai gali būti, kad tą knygą ir išmes per balkoną, bet fantastiška. Tai čia būtų pirma. Ne? Antra, kuri jinai yra, aš parodysiu, iš 5 tomų. Čia yra viena knyga, yra Ramzis. Arba 4, arba 5 knygos gali būti, jos tai yra apie Egiptą, apie Ramzį. Ramzis šviesos sūnus, pirma knyga vadinasi. Apskritai man Egipto ir senovės Graikijos antikinė kultūra yra labai pažįstamos ir artimos. Tai kadangi tik 3 duodi knygas dalintis, tai negaliu, nors galėčiau 5 tokiom labai svarbiom. Dalinkis. Gerai. Tai tuoj sekundėlę. Yra nuo vaikystės jau šita viena knyga pas mane ir mano suskaityta ir dukros, tai jau likę tik skuteliai, tai yra senovės Graikijos legendos ir mitai. Tai aš dabar įsigijau naują, visiškai labai gražią storą knygą, kuri Gustavo Švabo Gražiausios antikos sakmės. Tai iš tiesų praktikuodama jogą suprantu, kad labai daug galima susijęti mūsų žinių ir praktikų su archetipais, bet jeigu ir psichologijoje imti, tai yra graikų deivių ir dievų archetipai kaip kolektyvinės pasąmonės išraiška. Tai šita tema man irgi labai įdomi ir įgyvendinama. Ir tai būtų 3 ta mano topinė knyga, Durniaus kelias, tada Ramzis ir 3 topinė knyga yra Konkordijos Antarovos 2 gyvenimai. Turbūt daug kas ją žino. Aš ją skaitau, braukau, žymiuosi ir jinai praktiškai skaitosi po keletą puslapių kaip praktika. Ir jai reikia subręsti šitai knygai, kad suvokti. Bet iš tiesų, ir mano mokiniai skaito ir jinai tokia naktinio stalelio knyga, kurią gali skaityti vėl iš naujo ir visą gyvenimą. Ir dar tada norėčiau žmonėm, kurie gal taip labai giliai nenori gilintis, bet vis tiek būtų įdomu ta tema, apie kurią mes šiandien kalbėjom, tai yra prieš keletą metų išleista, man atrodo, tai pasakysiu, 17 metais Dharmos knyga. Simon Haas, Dharmos knyga. Tai va čia būtų ta jogos filosofinė pusė, ne apie asanas, ne apie fizinį, bet jinai parašyta labai suprantama žmogui paprasta kalba apie tas dorybės, kurias verta ugdyti tam, kad giliau eiti į tą vidų, susivokti. Tai Dharmos knyga. Išmintingų sprendimų menas. Tai būtų dvasinė literatūra. Tai gal tiek. Ačiū už tą visą ekstra, nes tikrai žmonės įsikvepia ir aš, pavyzdžiui, tikrai kitų knygų net nebūčiau pagalvojus, kad ten domiesi antikos, ar Egipto. Labai Platonas, Aristotelis, Sokratas, tai yra mano mokytojai ir aš nežinau, kažkokią turiu gilę tą atmintį iš antikinės, man jie yra visiškai suprantami, žinai, kaip kalbėčiausi su savo tėvu, su Sokratu ir dėl to ir
Vat buvo 2 kažkada stovyklos jogos Rodos saloj ir dabar vat planuojam spalio mėnesį padaryti Iskijos Italijos saloj, vat būtent ten antikinių dievų vardais pavadinti visokie žemės versmių baseinai. Ir vat vėl su ta antikinė kelionė, su jogos praktikom planuojam spalio mėnesį pakeliauti. Tikrai, jeigu kas nori, junkitės ir susiraskit mane. Gerai. Galim kartu tai įgyvendinti. Jo, iš tiesų tai mano gyvenimo dalis. Nežinojau apie šitą, tai labai nustebau ir dėl to džiaugiuosi, kad būtent paėmėm knygas ir galėjom išsiplėsti ir tu taip pasidalinai. Ir dabar tai mano bus topinis klausimas, laidoje visada pabaigoje užduodu. Pats sunkiausias. Jeigu tu turėtum dabar 30 sekundžių viso pasaulio, radio, televizijos, socialinių tinklų eterio, kokią žinutę norėtum palikti pasauliui, visai žmonijai? Nu, bandom. Bandom. Įsivaizduojam, kad atsistoju ant tribūnos, ant žemės ir kadangi esu lyderio savybių, toks šauklys, tai turbūt šauksiu žmonės, pasižiūrėti, kas yra aplinkui, kaip atrodo mūsų žemė, kaip atrodo mūsų žmonija visa, bendraja prasme, didžiaja, ar ne, tą kritinę masę, ko yra. Ir aš manau, kad visi mes suprantame, kad situacija labai yra verksminga, labai sudėtinga ir reikalaujanti tiesiog tarsi toks jausmas, kad pati visa žemė, visa mūsų planetų sistema reikalauja mūsų sąmoningėjimo, mūsų valios, pastangų ir pokyčių. Ir būtent, kad kviesčiau atmesti visą tamsą, atmesti visą išmintį, ryžtingai eiti į savęs išgelbėjimą, apie ką mes kalbėjome vidų. Išgelbėti save, kad išgelbėti pasaulį. Tai reiškia tik tai būdami meilėje, būdami vienijimesi, būdami atjautoj, supratime, atvirume, priėmime ir ryžtingoj veikime vardan visos žemės ir vardan žmonijos, atmetus aš noriu ir man reikia, tiesiog šitą atmesti ir dirbant visos labui, žemės, žmonijos, mes galime išlikti. Kalba dabar eina, mes išliksim ar ne, apie tai reikia galvoti. Tai aš būčiau toks šauklys - vienytis ir dirbti žmonių labui, visos žemės labui, rūpintis ją, atiduoti. Jinai mums duoda viską. O mes vartotojai imam laikas atiduoti skolą žemei, žmonėms. Tai toks būtų mano šūkis. Geras šūkis, man patinka, įkvėpia, žinau, vidui kaip užsikūrė ugnis, jaučiu, žinai, ta tokia ugnis, ta kurianti, kad varyti ir daryti toliau gerus darbus dėl žmonių, dėl vieni kitų, susivienyti. Ir dabar išklausė žmonės mūsų pokalbį, įsikvėpė ir norėtų prisijungti į jogą, į kitas praktikas, ar pabendrauti, ar keliauti į antikas su tavimi. Kur tave gali rasti? Tai visų pirma, aš esu Facebook'e. Inga Urbonavičienė. Labai paprastai. Jogos akademijos vadovė. Toliau yra Jogos akademijos Facebookas ir Instagramas. Instagramas gal toks paliegęs truputėlį, bet Facebookas dirba normaliai. Taip pat yra jogos svetainė mūsų www.jogosakademija.lt. Jogos akademija. Kaip Platonas turėjo akademiją, taip ir aš turiu akademiją. Gerai. Va, ir aš turiu Facebook'e uždarą grupę, kuri vadinasi Gyvenimas su joga. Tu joje irgi esi, kur aš truputėlį kitą informaciją dedu negu paprastai viešai Facebook'e. Ten gal daugiau jogos visokių žinių, dalykų. Tai irgi galima tiem, kam įdomu, jungtis prie tos grupės. Ir kaip tik šią savaitę pasidalinau apie kelionę, tai ir savo paskyroj, ir Gyvenimas su joga paskyroj. Ten yra trumpa informacija ir individuali žinutė aš atsiunčiu platesnę informaciją. O toliau visi renginiai, ką aš paskaitos, ką aš darau, tai viskas yra mūsų Facebook'o paskyroj. Tikrai galite susirasti ir esant kažkokiai klausimų, užklausai, drąsiai galite kreiptis.
susiduriu kažkaip tai, kad nedrįstu, nu, žinai, Inga, ten jinai jogė ir nedrąsu. Aš esu visiškai paprastas žmogus ir jeigu jūs jaučiate poreikį tikrą, turite klausimą, norite atsakymų, nežinot, nedrįstat, nesigauna ir yra šauksmas, drąsiai kreipkitės. Nieko nebijokit. Gerai, tai tikrai, nes labai paprastai, vat irgi laidą pakviečiau, Inga iš karto sutiko, tas lengvumas iš jos jaučiasi, tas noras, vat, tiesiog, nu, iš meilės žmonijai tarnauti, padėti ir dalintis, svarbiausia tai dalintis savimi. Tai labai ačiū, pirmiausia, ačiū Ingai Dėkui už tau. tą valandą, ačiū visiems, kas buvote, kas klausėte, kas žiūrėjote mus, tai su jumis laida, kas aš esu, atsisveikinam, sakom iki kitų kartų ir būkite Laukiam laimingi. grįžtamojo ryšio, dar tas labai irgi smagu, kaip jums atliepia mūsų temos, mūsų pokalbiai. Gal turite užklausą kažkokiam kitom temom, kuriam galim pakalbėti. Tai tegul švietimas, šviesa ta keliauja per pasaulį, jeigu kažkiek suteikiam spindulėlį šviesos, kam nors tai mūsų misija įvykdyti, ar ne, Eugenija? Tikrai, tai tikrai ačiū ir va šitą paskutinį tokį tikrai priminimą, kad tikrai klausti ar duoti impulsą kitoms temoms, tai tikrai labai bus smagu. Atsisveikiname iki kitų kartų. Iki.